Jolita, čia mano kolega Mindaugas, mes, kaip visi matote, esame iš Kauno valstybinio lėlių teatro. Mes pas jūs atvykome jums parodyti, leisti jums patiems pačiupinėti, leisti jums patiems patapti aktoriais. Tai va mes jums papasakosime, ką mes veikiame, ką mes darome, su kuo mes žaidžiame ir kiek tai užtrunka, ne? Viskas gali būti lėlė, kad galima žaisti ir bendrauti ir atrasti kažkokius draugus netgi negyvuose objektuose. Tai turbūt toks buvo tikslas. Bei supažinom su visom skirtingom lėlių teatro rūšim. Na, ne su visom, bet tiek, kiek pas mus teatre yra. Tai sveiki, mano vardas yra Elena. Ir šiandien su Rimanto Kaukėnų fondu apžiūrėjom lėles, su jomis žaidėme, apie jas daug ką papasakojo, kiek jiems metų. Man, pavyzdžiui, labiausiai lėlė, kuri patiko, buvo ragana ir šuo. Nenaudėliai, kiek kartų buvo sakyta, kur mano piesta, kur mano šluota. Bubuose, pietus tuoj bus paruošti. Arba ragana, arba jos duktė toms lėlėms yra apie 50 metų. Kai sakau apie, tai tikėtina, kad 50 plus metų. O kaip tau buvo jausmas, kai tu valdei šiandien tą raganą? Sunku buvo ar? Labai sunku, nes jinai tokia senovinė. Tai kaip pirštai nepripratę, tai buvo sunkiau. O kaip tu galvoji, sunkus yra aktorių darbas? Manau, gan sunkus, nes jie kaip ir turi savo tais pirštais priprasti prie tų lėlių. Gali kalbėti tu kaip ir tokiu švelnesniu balsu ir stambesniu. O va taip, Teresiutė yra bloga. Va taip aš esu gera, va taip aš esu pasiū. Vidury didžiosios girios dirba šarkų pašto skyrius, dirba naktį, dirba dieną laišką žinią ar naujieną, neša vėjo greitumu, nuo namų lygi namų. Sveiki, mielieji ponai! Esat šarkų sezonai! Skubame net plunksnos krenta! Tuoj pasieksim abonentą! Skubėsiant ar žinutę pristatysit per minutę nešamą kalbos gandus, mūsų darbas solidus! O norėtum būti, pavyzdžiui, aktorė pati? Aktorė šiaip gal visai ir norėčiau, nes mokykloje yra pamokos teatro, tai mes kaip ten vaidinam. Tai man labai patinka. Greitesnis net už žaltį, gudresnis net už žąsiną, žiokas Zigmas Vytautą nenusiminti ragina. Stojau į aktorinį, tuo metu rinko specifinius kursus. Tai buvo 2 kursai paraleliniai, vienas buvo renginių vedėjai ir kitas buvo lėlininkai. Ir aš nuėjau į lėlininkus, nesu labai nagingas, tad galvojau, gal išmoksiu siūti ar karpyti ar kažką konstruoti. Tai šito neišmokau, o lėlių liga susirgo. Tikėtina, kad daug kas įsivaizduoja, kad atvyksti pas sergančius žmonės ir ten jauti kažkokį diskomfortą, bet aš manau, kad visi žmonės yra žmonės ir kuo sunkesnėje situacijoje esi, tuo geriau yra mokėti žaisti, neprarasto noro žaisti. Ir šiandien iš tiesų vaikai pasitiko mus spindinčiam akim, bendravo, žaidė, tėveliai prisijungė ir aš manau, kad esu dėkingas iš tiesų už tokią progą, nes tai yra vertybė mano akim. Šiaip man labai smagu gauti dovanas ir tos edukacijos labai fainos, tai labai visada nudžiugina. Čia yra toksai stebuklingas taškas. Mes visi turim tą tašką ir čia skaitosi gerumo taškas. Taškelis prie taškelio, taškelis prie taškelio padaro didžiulę gėrio jūrą.
Tai šiandien jūs prisidėjote tikrai prie tos jūros ir tikrai atnešėt šypsenų, visi tikrai buvo laimingesni, daugiau sužinojo. Tai tikrai labai jums ačiū ir galite garsiai paploti. Daug kas sako, kad atraskit stebuklą kasdienybėj ir taip toliau, ir tie žodžiai gražus, bet aš pragmatiškesnis žmogus, aš manau, kad viskas ir yra stebuklas ir nei mokslas, nei filosofija dar visko iki galo nepaaiškinus, tiesiog nepamirškim to ir džiaukimės kiekvieną akimirką. Ir nebijokit būti šiek tiek keisti, daug kas galvoja, kad lėlininkai suvaikėjo, mes sakom, nu ir gerai, mes bent jau linksmi. Ačiū labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms. Ate!